Projekto Groju erdve garsų komplekso vaizdas. Kompleksas padalintas į tyliąją ir garsėją zonas, atskiriant medžiais bei sienomis. Vakarinė dalis skirta garsams. Čia muzikinio restorano, instrumentinių koridorių, karaoke kambario bei naktinio klubo erdvės. Ant stogo yra gamtos garsų klausymo baras. Rytinė dalis skirta tylai. Čia galime pabėgti nuo garsų ir pailsėti tyliuose pasisėdėjimo zonose su vaizdu į ežerą. Be to, tylos zonoje yra privatūs miegamųjų numeriai, kuriuose klientai gali praleisti naktį. Ant pastato stogo yra garso gaudyklių baras. Čia galime klausyti natūralius medžių ošimo, paukščių, svirplių kuriamus garsus. Garsų komplekso kelionę pradedame nuo muzikinio restorano. Čia pietaudami galime klausytis muzikos. Pirmiausia, galime pasirinkti, kokias garsų erdves norime aplankyti. Iš restorano patenkame į instrumentinį koridorių. Čia šokinėdami ant grindyse integruotų dumplių grojame milžiniškais pučiamaisiais instrumentais. Be to galime groti sienose integruotais styginiais instrumentais. Paspaudus pradėti mygtuką, instrumentai atkartoja mūsų prieš tai sugrotą ritmą. Turime įrašymo funkciją, taip galime įrašyti ir vėliau įsigyti savo sugrotą muziką. Įsigijus įėjimo į naktinį klubą kortelę, patenkame į pilną efektų šokių erdvę. Iš grojančio koridoriaus galime patekti į privatų karaoke kambarį. You are trying to manipulate my mind. You are not convincing to me. Toliau turime vinilo laboratoriją, kuri sukurta pagal klausymo erdvės auksinės proporcijas. Sienos ir lubos yra iš medžio plokštės su oro tarpu. Tai sukuria tinkamas sąlygas klausytis garso, aido atžvilgiu. Sienose įrengtuose balduose yra daugybė skirtingų prietaisų, kuriuos galime išbandyti, vėliau įsigyti. Erdvėje yra skirtingų garso kolonėlių rūšių. Galime pasirinkti, kokias norime klausyti. Šalia komplekso yra didžiulis kelias, kuris skleidžia daug garso, todėl yra pastatyta garso gaudyklė, kuri atskleidžia kelio skleidžiamus garsus. Toliau garsų komplekso teritorijoje turime vandens garsų tiltą. Čia galime klausytis ežero ir vėjo kuriamus garsus. Be to, ant tilto yra scena, kurioje dainininkai gali rengti muzikinius pasirodymus. Ji viską gali, jūros valia, lašia gelsvame, krisle, skaidrame, sustoja laikas, tu paklausyk.